Taigi šiandien kalbėsime apie migraciją ir ekonomiką ir ne šiaip bet kieno, ogi tarpukario Lietuvos. Jai įtaką darė įvairūs istoriniai, ekonominiai ir politiniai veiksniai. Po Pirmojo pasaulinio karo ir nepriklausomybės paskelbimo 1918 metais įvairios socialinės ir politinės nepaprastai sunkios sąlygos, taip pat ekonominės problemos skatino daugelį žmonių ieškoti gyvenimo galimybių užsienyje. Didžioji dalis Lietuvos imigrantų išvyko į Jungtines Amerikos valstijas, Braziliją, Argentiną ir kitas šalis. Jie ieškojo geresnių darbo perspektyvų, ekonominio stabilumo ir politinio saugumo. Tai turėjo gilias socialinės pasekmes Lietuvai, įskaitant šeimų išsiskyrimą ir kultūrinės patirties praradimą šalyje. Emigracija buvo kompleksiškas reiškinys, paveikiantis Lietuvos visuomenę ir jos įtaka juntama iki šių dienų, ypač dėl šeimų skilimo, kultūrinės įvairovės praradimo ir bendros tautos patirties trūkumo. Šiek tiek pakalbėkime apie tarpukario ekonomiką. 20-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio antrojoje pusėje Lietuva, kaip ir visa Europa, išgyveno ekonominę krizę. Valstybė su ja kovojo karpydama valstybės tarnautojų atlyginimus, netgi versdama pirkti iš ūkininkų žąsis. Senosios sostinės gyventojai galėjo tikėtis geriau apmokamo darbo nei kitur šalyje gyvenantys, tačiau bendrosios ekonominės tendencijos visoje šalyje buvo panašios. 20-ojo amžiaus 4-ajame dešimtmetyje, kai šalis buvo pasiekusi ekonominį piką, žvelgiant į nacionalinės pajamas, tenkančias vienam gyventojui, Lietuva užėmė 20 vietą Europoje. Tuo pačiu metu egzistavo dideli gyventojų pajamų skirtumai. Valstybės tarnautojų, kurių buvo 18 kategorijų, mėnesio atlyginimas tuo metu siekė nuo 150 iki 1200 litų, o pavyzdžiui prezidentas iki 1926 metų uždirbdavo po 6000 litų per mėnesį. Po Aleksandro Stulginskio vadovauti šaliai ėmęs taupusis Kazys Grinius. Prezidentinį atlyginimą susimažino iki 4000 litų. Toks vėliau išliko ir Antano Smetonos atlyginimas. Daugiausia tarpukariu uždirbo privatūs advokatai ir gydytojai nuo 5 iki 7 tūkstančių litų. Vidutinės kvalifikuoto darbuotojo alga tarpukariu pasiekė 230 litų, nekvalifikuoto 160. Pietūs geresniuose tarpukario restoranuose kainavo 3-5 litus, paprastesniuose 1,5 lito. Vyriškas kostiumas apie 80 litų, madingi moteriški bateliai tik 40 litų. Pakalbėkime apie emigraciją, ji dar labiau išaugo Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse, kai 1912 metų į JAV imigravo 14 tūkstančių, 1913 metais 25 tūkstančiai, o 1914 metais 21,5 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Pokariu šis procesas vėl atsinaujino, nes susikūrus Lietuvos valstybei ekonominės problemos išliko. Krašto ūkio atsilikimą dar padidino karo veiksmai vykę šalies teritorijoje. Be to išaugo gimstamumas. Nuo 1924 metų sugriežtėjus įvažiavimo sąlygoms į JAV, Kanadą, Australiją, didelis srautas emigruojančių išvyko į Pietų Ameriką. Dalis imigrantų vylėsi, kad iš ten bus paprasčiau pasiekti svajonių šalį JAV. VDU lektorės Vitalijos Kasperavičiūtės teigimu, brangi kelionė į vieną pusę pasiryžusius emigruoti neretai suviliodavo, kai užsienio laivininkystės kompanijos pažadėdavo gabenti emigrantus esą nemokamai. Už kelionę jie užsimokėdavo jau dirbdami emigracijos šalyje, daugiausia stambių dvarų fazendų savininkams. Šie iš anksto apmokėdavo laivininkystės linijoms emigrantų kelionės išlaidas. Taip užtikrindami savo pigią darbo jėgą ir vėliau žiauriai išnaudodami atvykėlius iš Europos. Oficialioji statistika liudija, kad nuo 1920 iki 1940 metų iš Lietuvos emigravo 102 tūkstančiai asmenų. Daugiausia lietuvių emigravo į JAV apie 31 tūkstantį, Braziliją apie 25 tūkstančius, Argentiną apie 17 tūkstančių ir Kanadą apie 8 tūkstančius. 59% visų emigrantų sudarė lietuviai. Antroje vietoje buvo žydai, sudarė beveik 34% visų emigrantų iš Lietuvos. Taigi apibendrinant, tarpukariu iš Lietuvos emigravo didelis kiekis žmonių. Emigracijai įtakojo ekonominiai, politiniai ir istoriniai veiksniai.